Sveiki, čia Selemonas Paltanavičius, gamtininkas. Jau beveik 70 metų aš draugauju su gamta ir apie ją noriu jums papasakoti. Na, tų pasakojimų gali būti labai daug, bet jie visi bus labai panašus tuo, kad bandysiu atsakyti į klausimą, ar gamtoje yra pasakų. Žinot, būdamas, gal 3 metų vyras kaime, buvau labai laimingas, tą pats prisimenu, ne kažkas tą pasakojo. Laikiau ant delno slieką, galvojau, kad tai mano gyvūnas, kurį aš galiu apžiūrėti, pažinti. Na, žinot, kaime tų sliekų visur kiek nori. Tačiau, žinot, apie slieką gali geriausia pasakyti ne pasakos, o mokslas. Jūs turbūt girdėjo tokį, mokslininką, britą, kuris sukūrė pagrindus, pagal kuriuos šiandien mes skirstome rūšis. Mes žinome, kaip kas atsirado. Tai Čarlzas Darvinas. Jis parašęs tokią knygą Rūšių kilmė, tačiau visi užmiršo, kad patys didžiausi jo darbai, pati storiausia knyga yra apie sliekus. Taip, apie paprastus sliekus. Žinot, sliekų yra visur, kiek tik tai nori. Ir aš esu visur. Kas tu čia esi, voverė? Tai voverė, bet ar tokių voverių būna? Aišku, kad būna. Aš esu myslė. Kokia tu gali būti myslė? Jie yra aprašę 4 voverių spalvas. Rudą, pilką, baltą krūtinę ir juodą uodegą. O aš esu 5, rožinė. Šaltibarščių spalvos, kaip nori, taip vadinkite. O tegul dabar tie mokslininkai pluša ir kuria mokslą apie mane. Na, ačiū, voverė, paliksiu mokslininkam, bet žinokit, vienas paprastas sliekas gali užminti daugiau mįslių. Ir labiausiai tokių, kurias mes pavadinam pasakomis. Tiesiog sliekas tai yra gyvūnas, kuris galbūt neturi galvos arba net neaišku, kur yra jo galva. Daugelis tautų jį vadina lietaus kirmėlė arba kirminu. Kas nors ko gero tikėtų, o kodėl? Todėl, kad ne viską apie slieką žinom arba ne viską spėjom sužinot. Tai kasgi tas sliekas? Sliekas? Sliekas yra bestuburis, patys suprantat, kauliukų jisai neturi, lankstosi laisvai. Voverė. Toliau sliekas yra mažašeris. Koks? Iš kur pas slieką šeriai? Jisgi glitus, slidus, beplaukis. Sliekas turi šerelius. Kiekvienam segmente, jeigu paimsim ištempsim slieką, mes jo netempsim. Bet jisai štai toksai. Yra iki 100–120 narelių. Taigi, kiekviename narelį yra po 2 mažus tokius šerelius. Tų šerelių, voverė, reikia sliekui šliaužiant. Jis turi užkibti. Ir per žemę rausdamasis, kokiu dideliu greičiu jis juda per dirvą. Ir paviršiumi. Taigi sliekas yra mažašeris, nes tie šeriai iš tikrųjų yra mažuliukai. Tai čia tiesiog kirmėlė? Taip, čia kirmėlė. Ir dar sliekas yra balnelinis arba balnelinis. Ne, nieko bendro neturi su žirgais, su jojimu. Tas balnelis yra toks
vienoje vietoje maždaug, arčiau galvos, sliekas galvą turi, arčiau galvos toks sustorėjimas, jis labai svarbus, apie tai mes dar kalbėsim. Bet dabar aš norėčiau visgi tą slieką, kuris čia buvo, aš jį paleisiu. Šliauš savo. Teko girdėti žmonės sakant, kad sliekas yra žemdirbys. Ką tai reiškia? Kaip suprasti? Na, jis neturi traktoriaus, jis neturi plūgų, bet jis dirba. Dieną, naktį, man atrodo, sliekam nelabai ir svarbu, nors, žinokit, sliekai turi jautres šviesai tokias akutes, jie jaučia, mato. Taigi dirba dieną, naktį, purena dirvą, dirvoje šliauždamas, jis padaro tarpus orui, kad ir galėtų kvėpuoti visų augalų šaknys. Dar sliekas žemėje esančias senas šaknis, nukritusius lapus paverčia trąšia sliekų žeme. Mes taip vadiname humusą. Tai štai, kai jis ten dirba. Mes kartais ten tarp tų lapų susitinkame. O kad žemėje jam gyventi gera, visą laiką matom, koks jis žvilgantis, koks jis judrus, kaip jis lengvai vyniojasi, bet žinokim, sliekas labai jautrus, tas jo paviršius jaučia labai temperatūras, bet labai savotiškai. Tada, kai labai dirva atvėsta, pats sliekas taip pat tampa vėsesnis. O kai tampa paviršiuje labai karšta, žinot, ką jis padaro? Vovere, tu įsivaizduoji, ką padaro sliekas, kai jam karšta? Gal slepiasi po lapais? O jis neria gilyn. Mūsų sliekai gali į 2 metrų gylį po žeme. Anokščių pasiekimas. Kasgi tie 2 metrai? Aš vienu įpu juos ir medyje. Vovere, sliekui 2 metrai. Nestrykt. Jam iki 2 metrų reikia labai ilgai dirbti. Kai kurie sliekai pasaulyje, tu įsivaizduoji, 8 metrus gali gilyn į žemę įsirausti. Na, tau tai sunkiai suprantama. Kaip man atrodo, kad ir kiti sliekų reikalai, žinok, yra, tai čia tau ne voverių pasigraužinėjimai. Jaučiu, kad man labiau patinka būti vovere. O beje, per sausrą ar sliekai nežūsta? Kai jau visai būna sausa, na, taip sausa, kad, na, kaip sakant, net sliekų parduotuvėje nė lašo vandens nenusipirksi. Jis susiveja į tokį gumulėlį, apsidengia gleivėmis ir giliai po žemę ilsisi. Taip mėnesį išgyvena, neišdžiūvęs, nežuvęs, o tada, kai žemė sumirksta, sliekas praplėšia tą savo laikiną kiautą ir vėl keliauja toliau dirbti žemės. Jūs galvojat, kad šiaip žiūriu, šlapia. Ir ką čia darai? Vovere, aš noriu visiems parodyti, kad sliekas nėra lietaus kirmėlė, nors visi galvoja, kad tada, kai lyja, sliekai į paviršių išlenda pasidžiaugti lietumi. Ne, sliekas labai drėgnoje žemėje pradeda dusti, jam trūksta oro, jam norisi pakvėpuoti, pabūti sausumoje, taigi jis išlenda į paviršių. Aišku, tuo visi pasinaudoja, varnėnas, žvirblis, bet koks paukštis, kirstukas, netgi visi, nes sliekas yra ne tik žemdirbys, bet jis dar
yra ir skanus. Man tai neskanus, tai. Skonio reikalas, žinoma, argi voverės gali suprasti slieko skonį. Geriau papasakok, kur tas slieko galva ir kur uodega. Nes kai susitinkam mudu tarp nukritusių lapų, tai aš nesuprantu, su kuria pusė sveikintis, tiesą pasakius. Apie tai yra daugybė pasakų sukurta, nors ne vienas sliekas nesuprastų pasakymo, kad neįmanoma atskirti, kur yra. Galva visą laiką yra galvos, tas galas, taip sakykim, daug plonesnis, smailesnis, nes juo lendama. Man atrodo atvirkščiai. Tai mums atrodo, sako, kuo didesnė galva, tuo protingesnis. Sliekas ir šiaip yra protingas ir žino, ką daryti. Taigi, pirmajame segmente, pirmam narelyje, apačioje yra burna, nes sliekas maitinasi ir yra valgus vyrukas. Jis, iš tikro labai daug maisto sunaudoja. Ir jo virškinimo sistema yra labai sudėtinga ir, sakyčiau, kažkur net girdėta labai panaši. Tai yra burna, ryklė, stemplė, skrandis, tada ilga žarna. Viskas, ko reikia. O kraują ir kraujagyslės sliekas turi? Turi. Sliekas turi ir kraują, ir kraujagyslės, yra nugaroje ir pilvinė kraujagyslė, kurios dar susijungia tam tikromis mažom kraujagyslėm. Žodžiu, sliekas yra, aš sakyčiau, tobulas gyvūnas ir jis turi, tiesiog viską. Beje, voverė, aš nežinau, ar tu pakankamai subrendusi ir esi pilnametė, kad apie tokius dalykus būtų tau galima pasakoti. Jeigu kas nors galvojate, kad sliekas gali būti daugiavaikis, tai jūs suklydote. Nenutuokiau, kad tiek įdomaus sužinosiu apie slieką. Beje, kuo ir kaip jis maitinasi? Pasakysiu tokią, paslaptį. Jis yra vegetaras. Bet ne todėl, kad jis sugalvojo, o todėl, kad jis gamtoje atlieka labai svarbų vaidmenį. Ir lapus, kurie nukrito ant žemės, arba augalų stiebelius, kurie sudžiuvo, jis ima už smaigalio, iki pusės išlindęs į paviršių, jis pilnai neišlenda, o jeigu koks pavojus, tada galės iš karto, pasilaikydama šereliais, jūs jau žinot, kad jis juos turi, smukti atgal, ima visą laiką, jau minėjau, už smaigalio. Žinot, mokslininkai, sugalvojo, kad sliekas, ko gero, yra puikiai išmanantis geometriją, formas, paėmė tokį lapą, apkirpo, padarė visai apvalų. Ir jūs žinot, voverė, žinai, ką padarė sliekas? O sliekas vis tiek susirado viršūnėlę ir vis tiek apvalų lapą nuo viršūnėlės išlėto į burną, toliau iki skrandžio, skrandyje sumalė, žarnoje toliau virškino, nes ta viršūnėlė pati minkščiausia ir pati skaniausia, o skonis net sliekui yra be galo
svarbus. Apie tą slieko balnelį smalsu. Kas tai per kūno dalis? Už ką jie atsakinga? Gal ir man tokia praverstų. Tau balnelio nereikia, jo reikia sliekui. Beje, vovere, aš nežinau, ar tu pakankamai subrendusi ir esi pilnametė, kad apie tokius dalykus būtų tau galima pasakoti. Bet aš pasistengsiu tai papasakoti tau ir visiems. Kiekvienas sliekas, na, vardo jis neturi, bet jis yra hermafroditas. Žodžiu, jis vienu metu yra ir patinėlis, ir patelė. Tas balnelis maždaug 24-35 nareliai, nuo galvos, jeigu skaičiuosime, tuos žiedus skaičiuosim, jis būna ten, toks platėjimas. Tuo metu, kai sliekai turi daugintis ir padeda kiaušinėlį, nuo balnelio atsiskiria toks, na, sakyčiau, labai toks minkštas žiedas. Šliaužia slieko kūnu, už šerelių neužkliūva, apgaubia kiaušinėlį, jų būna 1 ar 2 ir lieka žemėje. Tose gleivėse kiaušinėlis arba 2 kiaušinėliai vystosi ir labai greitai atsiranda mažutis sliekelis. Žodžiu, slieko vaikelis, lygiai toks pats, kaip ir pats sliekas. Negaliu pasakyti, kad tėtė ir mama, nes kiekvienas sliekas, žinok, yra tėtė ir mama. Kokio keistumo gyvūnas? Vos 1 ar 2 sliekeliai gimsta? Taip, vienintelis. Jeigu kas nors galvojate, kad sliekas gali būti daugiavaikis, tai jūs suklydote. Na, sliekas dauginasi labai iš lėto. Beje, gali įvykti ir taip, kad, na, jeigu slieko per vidurį kažkas ėmė ir atkirto jo užpakalinę dalį. O jetau, tai juk siaubinga. Vovere, tu neklausyk, užsidenk ausis, tu galbūt esi per jauna, bet sliekas atauga. Yra toks terminas – regeneruoja, ataugina save, bet tai yra tik tais ypatingais atvejais. Taip sliekai nesidaugina ir taip jie neplinta. Jie deda kiaušinėlius ir iš lėto po 1, po 2 vis didina savo šeimynas. Kokio stebuklingo kūno šeimininkas tas sliekas. O ar išnykimas jiems negresia, kai tiek mažai jų gimsta? Pas mūsų voverės pavyzdžiui, oho, kokios šeimynos. Ir mūsų visai ne per daug. Sliekams išnykimas kol kas negresia, nors mes galim padaryti sliekam labai daug blogo. Jeigu į žemę mes pripilsim visokių teršalų, labai dažnai purkšime savo laukus, dar mes juos galime apiplėšti. Įsivaizduojat, sliekus apiplėšti, voverė? Kaip? Tiesiog, man atrodo, kad visi nuoširdžiai tą kasmet ir daro. Rudenį šluoja, grėbia lapus. Nežinau, kodėl tą daro, bet toje vietoje sliekai naktį išlindę į paviršių ir ieškantys apie savo urvelį, taip sukasi ratu, neranda nė vieno lapo. Žinoma, jie turi šliaužti kažkur kitur, o galbūt kitur gyvena tvarkingi žmonės ir jiem paliko maisto, paliko lapų, paliko žolių. Kai kitą kartą sutiksiu slieką, būtinai su juo pasidalinsiu lapais. Jeigu norim išsaugoti sliekus, žinoma, mes turim siekti, kad ta žemė, kur jie gyvena, būtų švari ir taip pat aprūpinti juos maistu, nes sliekai ne tik suvirškina tuos lapus, žoles, bet
kaip jau minėjau, išskiria į dirvą daugybę humuso. O humusas tiesiog yra pats geriausias maistas visiems augalams. Jų šaknys tik ir ieško, ką gero paliko sliekai. Taigi, sliekas yra dirvodarininkas, dirvos gerintojas, augalų pagalbininkas, bet sliekas nėra lietaus kirmėlė. Aš manau, kad sliekas yra tas gyvūnas, kuris pats tikriausias ir apie jį, tiesiog neįmanoma sukurti nė vienos pasakos. Nes gamtoje pasakų nėra, o visa, ką mes žinome apie slieką, yra tik tai mokslas, mokslas ir mokslas.